Sveikučiai, šiandien kepam vištą, kuri turi būti sultinga ir labai skani. Prieskoniai visada pagal skonį ir nuotaiką. Aš šį kartą naudosiu česnakus, šalotus, čiobrelius, skirtingus pipirus ir aišku druską. Taip pat dar reikės sviesto, iš kurio mes darysime kaip ir padažą, kuriuo vėliau aptepsime bekepant vištą, kad ji būtų sultingesnė ir turėtų daugiau skonio. Šįkart kepam kukurūzinį viščiuką, tam reikia padaryti jo išklotinę. Šitas būdas man yra turbūt geriausias, kepant kamado. Tai reikia išpjauti stuburą ir šiek tiek aptvarkyti, kad būtų kuo mažiau ten kabančių visokių dalykų. Ir šitu būdu paruošiant vištą kepimui, gaunamas didžiausias plotas, kurį galima įtrinti prieskoniais ir tokiu atveju rezultatas būna visada sultinga ir skani višta. Prieskonių dedam gana daug, nes gabalas mėsos yra pakankamai nemažas. Šita višta yra apie 2 kg. Tai tikrai persudyti ar per daug prieskonių pridėti yra pakankamai sudėtinga ir dar kepant dalis tų prieskonių vis tiek nubirės, ta prasme, ir nebūna jų praktiškai niekada per daug. Prieskoniuotą vištą dedame į indą ir į šaldytuvą. Galima laikyti per naktį, rezultatas bus dar geresnis, bet mažiausiai turbūt yra kokios 4 valandos, kad prieskoniai įsigertų. Kuriam kamadą. Šiandien kepsime netiesioginiu būdu, tai yra naudojant deflektorių, ant kurio dedam papildomai dar ant viršaus indą nulašėjimui ir naudosim rūkimui dar pagaliukus medienos. Aš dedu vištą į praktiškai dar neįkaitusi kamado, kai tik tai baigia uždegtukas degti. Iš esmės dedam visą tą sistemą kartu su pagaliukais, arba pagaliukus galima dėti po to po apačią ir pamažu leidžiam rūkintis vištai, kol kamada šyla. Kadangi vištą dedam į šaltą kamadą iš esmės, tai laukiam, kol jo temperatūra kyla, paskui pradėsim reguliuoti. Dabar kol kas tas kokį pirmas 20 minučių ar pusvalandį, tai prasme, ta temperatūra tik pamažu kils ir tuo pačiu mėsa rūkinsis. Kol višta kepa, pasiruošiam prieskoninį sviestą. Ištirpintą sviestą dedam šalotus, čiobrelius, česnakus ir leidžiam jiems ten pasitroškinti. Svarbu neperkatinti sviesto, kad jisai nepradėtų išsiskirti arba svilti. Tiesiog daržovės turi perduoti savo visą skonį į tą sviestą, kurio vėliau aptepinėsime ir pačią vištą. Sviestą dar galima papildomai dėti druskos, pipirų, bet kadangi mes pakankamai nemažai pasūdėm šį kartą vištą, pridėjom prieskonių, tai to daryti nebūtina. Tai pirmą aptepimą darom kokį praėjus 40 minučių vidury kepimo ir tada kartojam, kol višta kepa iki praktiškai pabaigos. Tai kas 10-15 minučių galima aptepti kokius 3-4 kartus, priklausomai nuo to, kiek jūs to sviesto turit. Bet dalis jo vis tiek nuvarvės, tai per riebų nebus, o višta rezultate gaunasi sultingesnė ir dar įgauna papildomai skonio iš prieskoninių daržovių ir žolelių. Visas kepimas priklausomai nuo vištos dydžio užtrunka 1,5 valandos, 2 valandas. Tai temperatūra per tą laiką turėtų pakilti iki kokio 175-185 laipsnių Celsijaus. Tokiu atveju pabaigoje kepimo gaunasi traškesnė oda
Ir svarbiausia visada yra neperkepti vištos. Tai krūtinėlėje temperatūra turėtų būti apie 74 laipsnius finale, bet nuimti praktiškai bus galima likus dar keliams laipsniams iki tol. Na ir valio, višta pasiekė savo temperatūrą, tai ją nuėmus reikėtų dar palaikyti uždengtą foliją, pavyzdžiui, tam, kad pasiskirstytų sultys ir jinai gautų galutinę tą aukščiausią savo temperatūrą. Kai po kokių 10-15 minučių galima ją drąsiai pjauti, tokiu atveju mažiau sulčių bus prarandama ir pati višta bus tokios temperatūros, kai galima valgyti nenusideginant. Kadangi kepiam odą į apačią, tai tokiu atveju gal vaizdas nėra pats idealiausias. Galima daryti atvirkščiai, kepti odą į viršų, tokiu atveju jinai bus gražesnė. Bet šitas būdas man labiau patinka dėl to, kad prarandama mažiau drėgmės. Ir kadangi dėjom prieskoninį sviestą, tai tas sviestas jisai papildomai dar lieka labiau mėsoj, o ne tik nuvarva nuo paviršiaus. Bet jeigu jums patinka gražus vaizdas labiau negu skonis, tai kitas variantas alternatyvus galima būtų dėti odą į viršų. Iš esmės procesas tas pats, tik tokiu atveju oda neturės tų žymių. Ką, rezultatas puikus, skanaus ir iki kito karto.